Bet kaip ir kalbėjome, šiomis dienomis kasmet stiklinių kalėdinių žaisliukų galima įsigyti vis daugiau ir gamintojai jų prikuria vis įspūdingesnių. Kokių jų yra dabar, kiek užtrunka pagaminti vieną žaisliuką ir kodėl jų kainos neretai kandžiojasi, toliau aiškinasi Arnas. Man už nugaros patys gražiausi stikliniai žaisliukai rodos, kurio tikrai neslėpsiu norėčiau ne vieno. Čia ir kalėdų senelis saugiai krėslę įsitaisė su vaikų skaito knygą ir kalėdinės eglutės ar į namus atkeliaujantis kalėdų senelis, pelėda, mašinytė. Tikrai nuostabus spindintis kalėdiniai žaisliukai. Ar žmonės juos perka, kaip jie gimsta, mes ir pasikalbėsim kartu su mumis snaigutė.lt įkūrėja Erika Urbonė. Sveiki. Sveiki. Erika, stikliniai kalėdiniai žaisliukai. Ar sutiksit, kad jie išgyvena renesansą Lietuvoje? Tikrai taip, pastaruoju metu. Manau, jie niekada ir nebuvo pamiršti, tik tai buvo galbūt sunku juos įsigyti, rasti visiems prieinamus, todėl mums ir gimė ši idėja juos atvežti į Lietuvą, pristatyti visiems ir leisti jais džiaugtis. Ar žmonės perka juos ir kokiais kiekiais nepaslaptis, nes vėlgi, neslėpsiu, tie žaisliukai yra gana brangus. Taip, žmonės jas perka, turim įvairių klientų, būna, kas perka po vieną žaisliuką ir grįžta, jau tuomet perka vos ne urmų masiškai, yra kas iš karto pradeda nuo didelių kiekių, tai tie, kas vertina meną, grožį ir supranta jo vertę, tai tikrai investuoja juos. Galit atskleisti paslaptį, kodėl yra jie tokie brangus? Nes vėlgi, dabar čia tokio nėra, bet jeigu prisiminsim, stiklinis burbulas su įspausta dalimi, kaip pavyzdžiui, ten viena tokia eglutė yra, jie tokie tarsi yra iš sovietmečio, bent jau man likę iš tėvų laikų ir nurodos, kas čia to žaisliuko brangume. Šiek tiek stiklo, šiek tiek dažų, blizgučių, štai ir va. Jie brangus dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, vieni iš mūsų plačiausią asortimento turinti žaisliukai Huras, štai šitie ar nebūtų, tai jie turi pačius profesionaliausius dailininkus, tapytojus, nes vieną žaisliuką pagaminti trunka nuo mėnesio iki keletos mėnesių ir prie vieno žaisliuko gimimo prisideda nuo 5 iki 10 skirtingų rankų. Tai todėl jie tokie yra išskirtiniai, brangus ir, pavyzdžiui, tie patys reflektoriai, ar ne, kaip jūs minėjot, tai jie turi ir tą sentimentalią reikšmę, todėl jų taip visi ir nori. Taip. Ant mūsų stalelio yra kalėdų senelis, jau padabintas, blizgus tarsi sidabrų dengtas ir visiškai stiklinis, toks sakyčiau, net beformis. Ar teisingai pasakysiu, kad čia yra trijulė, kuri ir parodo, kaip gimsta tas kalėdinis žaisliukas? Tikrai taip. Tai visų pirma, žaisliukas, kaip jisai gimsta, ar ne, tai yra sugalvojama idėja, ji nupaišoma ant lapo ir perdodama dizaineriams. Tame dizaineriai iš tokios medžiagos kaip plastelino išlipdo jau formą ir tuo metu dar galima kažką koreguoti. Vėliau ar ne yra daroma kita forma iš tokio kaip gipso medžiagos, tada yra liejama metalinė forma, jau čia tokia galutinė ir jau tik tai išliejus metalinę formą mes kaitinam stiklą ir stiklapučiai joje išpučia jau tą galutinį žaisliuką, tai kas ir gaunasi šis permatomas. Jis atrodo iš tiesų toksai beformis, gal net ir negražus šiek tiek. Taip, ir tuomet jisai keliauja į sekančią stadiją, tai yra nusidabravimą pačio žaisliuko. Tai čia būtų ši forma, ji reikalinga tam, kad žaisliukas perteiktų visas norimas spalvas, kad jis nebūtų permatomas. Jeigu mes tiesiog ant permatomo žaisliuko pradėtumėm dažyti spalvotais dažais, tai mes tiesiog beveik nieko nematytumėm. Dėl to tai ir yra svarbu. Ir tuomet jau ar neina į tą paskutinį etapą, kuomet jis yra dažomas, tapomas, dekoruojamas blizgučiais ar kitom kažkokiom priemonėm. Labai gražus žaisliukai, nostalgija turbūt daugeliu taip pat keliantis. O dabar dar viena svarbi tema artėjant šventėms.